Šiandien kalbėsime apie tai, kaip moksleiviai patys savo sukuria uniformas. Apie tai, kaip jie imasi iššūkių ir siekia tikslų. Apie tai, ko Lietuvoje daugėja turbūt kiekvieną dieną. Apie verslumą. Verslumas yra visos įgimtos savybės, kurias mes ugdome ir panaudojame ateityje. Manau, kad mokykloje tikrai turi būti mokoma verslumo, nes tai yra labai svarbus dalykas. Mūsų mokykloje verslumas yra ugdomas pamokų metu ir dalyvavome projektuose, kuriuose bandėme įgyvendinti tam tikrus savo tikslus. Mano nuomonė būtinai turi būti mokama verslumo, nes kitaip žmogus nieko nepasieks gyvenime. Mūsų dabartinėje ekonominėje sistemoje verslumas yra neatskiriama naudinga dalis, kurios reikės kiekvienam. Nes tai yra supratimas apie rinką, kaip galima uždirbti, kaip galima save parduoti. Mokymas vyksta iš esmės tais pačiais principais, o tų principų tai nėra tiek daug. Tai yra vienas teoriniai dalykai, o antras pabandymas praktiškai. Verslumo ugdymas iš esmės apima du komponentus. Pirmas komponentas tai būtų tos bendražmogiškosios kompetencijos, tai yra kaip ir nebijojimas imtis rizikos ir atsakomybės, lyderystė, komunikavimas ir taip toliau. Ir antras, tai specifinės žinios apie ekonomiką, apie verslo kūrimą, kaip verslo planą parašyti ir taip toliau. Projekte dalyvavę moksleiviai padarė labai daug ir labai įdomių dalykų, net sunku juos visus išvardinti. Mes grubiai juos skirstom, jų veiklą, jų verslus į tris didelės kategorijas. Tai yra paslaugos, tai gali būti labai įvairios, nuo korepetitorių iki ten renginių organizavimo, prekybinės veikla, tai pradedant mokyklos kažkokią tai mini parduotuvę kanceliarinių prekių ar maisto. Ir gamybiniai, tai yra kažkas tai pagaminti kažkokį projektą, knygutę išleisti, dar kažką tai. Ir tų projektų tikrai yra unikalių ir įdomių. Yra buvę ir tokių kaip komercinis mokyklos radijas, komerciniai poezijos knyga, įvairūs renginiai, unikalūs produktai. Paskutiniais metais labai populiarūs, taip vadinami, žalieji produktai. Mes dalyvavome šiame projekte todėl, kad mums pasirodė iš tiesų tai įdomi idėja, kad dabar kai esame tokie jauni, galime įsteigti savo įmonę ir tai yra iš ties įdomu pabandyti. Turėjome savo ekonomikos modulį ir ten susėdę galvojame, ką galime padaryti to, ko mūsų mokyklai trūksta. Ir sugalvojame padaryti uniformas. Sunkiausia buvo tą idėją sugalvojus, ją pradėti įgyvendinti, kažkokių imtis pirmų žingsnių. Sunkiausia tai buvo galbūt išreklamuoti savo produktą ir padaryti taip, kad žmonės jo norėtų. Išmokome, dirbdami šioje įmonėje, kad ta bendra komanda yra pats svarbiausias dalykas ir taip pat reikia pasidalinti darbais ir visko neapsikrauti ant savęs. Mokytojos pagalbos neprireikė daug, kadangi gavau labai protingas kolegas, kurie patys sugebėdavo išsukti iš situacijų ir nereikėdavo mokytojos pagalbos. Mokiniai, kurdami savo verslą, kurdami moksleivių mokomąją bendrovę, susidūrė su pačiais didžiausiais sunkumais, tai pirmiausia idėja. Ir ją sugalvoti iš tikrųjų užtruko labai ilgą laiką, kokius 3-4 mėnesius. Mokinių verslumą ugdyti svarbu yra todėl, kad jie galėtų ateityje panaudoti savo gebėjimus ir galėtų būti puikiais darbuotojais, puikiais verslininkais, tai yra mūsų ateitis. Žirmūnų gimnazijoje yra skatinamas mokinių verslumas, tik galbūt ne visada visi tai supranta, kad tai yra daroma, nes mokiniai turi galimybę dalyvauti projektuose, tarptautiniuose projektuose, taip pat toliau įvairiausiuose konkursuose, tos pačios moksleivių mokomosios bendrovės, įvairūs renginiai, mokiniai patys organizuoja mokykloje renginius, mes turime mokykloje savivaldą, tai yra kuri inicijuoja labai daug įvairių veiklų. Jau 12 metų dirbu šitoje gimnazijoje ir ekonomikos pasirinkimas, kaip bebūtų gaila, truputėlį mažėja. Šiaip mokiniams apskritai patinka dirbti grupėse, jie mėgsta kūrybinius darbus, jiems tai yra įdomu.
ir aš pati jiems duodu rašyti verslo idėjas, kurti verslo planus, daryti pristatymus, mes rinkodaros planus rašom, tai jiems ir šitos veiklos yra pačios įdomiausios. Jeigu kalbėti apie mokomasias mokinių bendrovės, jų plėtrą, tai pavyzdžiui, praeitais mokslo metais Lietuvoje buvo beveik 200 mokinių bendrovių, veikė jos 100 mokyklų, dalyvavo netoli 2000 moksleivių, tai yra kaip Lietuvoje tikrai nemaži skaičiai, o jeigu pažiūrėtume per sumarinį visą laikotarpį, tai dalyvavo jau ten 10 000 mokinių šitoje veikloje, o jų apyvarta jau ryšė galbūt 1,5 milijono mokinių šitų šiltnaminių verslų. Na, dar esu pilnai neapsisprendęs, bet manau, kad ateityje verslą tikrai kursiu. Šiuo metu planuoju atidarinėti ir dabar jau atidarinėjau internetinę parduotuvę, o verslą kokį planuoju daryti, dar tiksliai nežinau, bet jau kai žinosiu, tikrai atidarysiu. Jeigu ir kursiu verslą, tai nebent su šita savo kompanija, su kuria buvo labai linksma iki dabar bendradarbiauti. Sakoma, kad verslumas tai gebėjimas idėjas paversti veiksmais. Šiandien tai svarbu kiekvienam, ne tik verslininkams, o mokyti šio dalyko galime visą gyvenimą.